žmonės pasakys? Tikrai, ką jie pasakys? O ką jie galvoja? Baisu. Tai šiandien susirinkom pakalbėti tema, ką žmonės pasakys. O ką jie gali pasakyti? Kodėl žmonės galvoja, ką žmonės pasakys ir kas tie žmonės? Štai terapinėme kabinete, kai išklausiau tavo klausimą, o kas čia konkrečiai, kurie tai yra žmonės, tai būna neretai pakankamai sunku atsakyti, tai yra reikia susimastyti, iš tikrųjų. Tai yra, o ką pagalvos apie mane, kurie konkrečiai galvos tenais apie tave žmonės, tai yra reikalų sugalvoti iš tikrųjų. Ir tikiu, kad dažnai suvaržom save, jeigu pradedam galvoti, kaip ten kitiems dabar atrodysim ir taip toliau. Ir kuo daugiau apie tai galvojam, tuo labiau varžom save. Taip, ir yra konkretų žmonės, kuriuos mes įsivaizduojam vienoje ir kitoje situacijoje ir galvojam, ką jis pasakys. Mes tai vardinam galbūt, ką žmonės pasakys, bet mums svarbi yra konkretaus asmens dažniausiai reakcija. Bet kaip būtent tas žmogus sureaguos ir kodėl tai jau čia kitas klausimas. Ir kartais būna momentų, kai tiesiog įvardinam, o ką žmonės pasakys. Tai yra, man tas toks... Iš vienos pusės aš puikiai suprantu tą mąstymą tokį, kad ką žmonės pasakys. Iš kitos pusės man tai yra apie įvertinimą kažkokį. Iš vis apie vertinimą. Ir kai aš tokio dalyko kaip vertinimas, aš ir pati vengiu vertinti, nesubjektyviai, kai man ten gražu, negražu, skanu, neskanu. Tai viskas tvarkoja, bet vertinti, pavyzdžiui, kitą žmogų, ypač vertinti tai, kas nuo to žmogaus nepriklauso, tai aš tengiuosi to nedaryti, man tai yra labai toks nemalonus procesas ir aš nenoriu būti pati vertinama. Ir lyg ir atrodo, galėčiau negalvoti, ką tie žmonės pasakys, bet kai atsiduri tokioje aplinkoje, tai dabar galvoju pati, ar stengiuosi aš kažkaip laikytis kažkokių tai priimtinų labai stipriai normų, nors jos nėra mano normos, vien todėl, kad ką žmonės pasakys. Mes juk esam socialios būtybės, mums svarbu būti priimtiems, mums svarbu priklausyti kažkokiai grupiai, mums svarbu sudaryti tam tikrą nuomonę apie save ir įspūdį, tai tam ir svarbu, ką žmonės pasakys. Jeigu susitelki į kokį įspūdį sudarai žmonėms. Taip? Kartais to įspūdžio reikia. O kokiais atvejais jo reikia? Tada, kai įspūdis ateina pirmas negu žmogaus pažinimas. Tada, kaip pavyzdžiui, tai yra trumpi susitikimai, kuomet tu turi pasiekti kažkokio labai konkretaus tikslo. Tarkim, tame pačiame darbe, versle. Tu turi sukurti kažkokį tai įspūdį tam, kad tave atsimintų, tave, tavo pristatytą paslaugą, produktą, tavo įmonę, kažką tokio, ar ne? Tai įspūdis svarbu. O jeigu aš tada įsivaizduoju, kad jį svarbu yra tada nesugadinti. Tai yra, tą įspūdį dar gali tekti ir palaikyti. Taip. Ir jeigu, tarkim, mano kažkokia kuriama paslauga arba mano darbas yra vienaip ar kitaip susijęs su manim, su mano įvaizdžiu, tai būdama neformalioj, neoficialioj aplinkoje, aš galiu tą įvaizdį labai stipriai sugadinti, nepaisydama to, ką kiti pasakys. Tai yra, aš niekada nežinau, kas mane mato, kas mane stebi ir ačiū Dievui, aš dar apie tai negalvoju. Nes jeigu apie tai galvočiau, tai turbūt į gatvę neišeičiau. Tai yra sunku nuolatos galvoti dabar, kas mane mato ir kaip mane vertina. Bet žinau netgi tokių patologinių atvejų, kad žmonėms yra tiek svarbu, ką kiti mano apie juos, kad jie nustoja lankytis sambūriuose, tiesiog būti tarp kitų žmonių. Man iš to pavyzdžio, ką pasakyti, man skamba labai logiškai ir natūraliai, tačiau ką yra tekę dažniausiai stebėti, tai toks perteklinis, ką žmonės pasakys. Kai tarsi tų žmonių įvardinti neįmanoma. Kad ne konkrečiai verslo klientai pasakys, ne konkrečiai, nežinau,
darbinė aplinka, nes man atrodo, kad yra tiesiog loginės normos apie tai, kad, tarkim, etikos yra tam tikros taisyklės, ar ne, kurių, daugmaž sutartos. Tada yra kažkokie tai įsivaizdavimai, kad, tarkim, nežinau, darbo etika, darbo apranga, kažkoks tai susipratimas. Bet dažnai man yra tekę, kad ką žmonės pasakys, yra kaip vidinio susivaržymo palydovas šitą frazę. Nes tų žmonių realiai neįmanoma įvardinti kartais, ką Vincas sako, kai klausia savo klientų. Tai kas tai yra per jausmas, ką žmonės pasakys? Aš, pavyzdžiui, lengviausia man yra galvoti per save ir savo patirtį. Tai klausimas jums, gerbėmieji kolegai, ar jums yra pažįstama šitas jausmas, toks mąstymo būdas ir kada jūs taip galvojat, ką kiti pasakys? Ką žmonės pasakys? Man tai pažįstamas visai jausmas, taip pagalvojau apie situacijas, kuriuose tai vienas iš tokių atvejų tai būna, kai noriu kitiems patikti. Pavyzdžiui, kažkokioje tai grupėje asmenų, noriu patikti, kad būti priimtas tų žmonių, tada norisi kažkaip tai atrodyti, pradėti, kad priimtų tiesiog. Ir tada pradedu rodyti kažką tai, demonstruoti tai, ką noriu, kad pamatytų ir bandyti nuslėpti tai, ko nenoriu, kad pamatytų. Ir tada prasideda toks savotiškas spektaklis, kuris kelia pakankamai, man bent jau tai daug įtampos. Kam tau to reikia? Man patinka, kai mane priima žmonės. Bet tu negali būti savim. Tau patinka, kad tave priima. Tu sutinki atsisakyti savęs, kad priklausytum tam tikrai grupiai žmonių. Va tu čia dabar dedi prielaidą, kad aš visą tai darau logiškai. Tai yra, aš pasveriu visus už ir prieš, ko aš atsisakau ir tada einu ir darau. Jeigu tu tai darytum logiškai, tau nebūtų svarbu, ką kiti pasakys. Taip. Čia labiau iš jausmo tas ateina. Ir jausmas tai nėra dalykas, kuris yra racionalus ir neretai tai būna pakankamai priešingai. Tai yra, kad mintis ir jausmas jie gali visiškai nesutapti. Gerai, o jeigu mes dabar pabandytumėm, nežinau, ar kam nors bus įdomu, bet man labai smalsu, jeigu mes pabandytumėm padėti vieni kitiems šiandien išsiaiškinti to, ką kiti pasakys, jausmo kilmę, priežastį, iš kur tai kyla. Kaip tu, Vincai, sakai, jog nori būti priimtas tam tikroje grupėje žmonių ir tau tampa svarbu, kaip atrodysi, ką kiti pasakys ir įeini tam tikrą vaidmenį, ar ne? Taip. Ir kaip supratau, tu nesi savo atsakęs į šitą klausimą, kodėl tu taip elgiesi ir kodėl tau būtent svarbu būti priimtam tam tikros grupės žmonių. Aš nesu to tiek daug nagrinėjęs, iš tikrųjų. Taip. Tau to nereikia žinoti, kodėl? Tai nėra toks senas klausimas, aš kaip tik tai žadu neštis į savo terapiją. Tai tada netiminėsim pinigų iš terapeutų. O tau, Egle? Ar man yra toks jausmas, ką žmonės pasakys? Taip. Nebėra. Geras. Ar jeigu gali vardinti, kada jis būdavo kokiais atvejais ir kitas klausimas, kur dingo tas jausmas? Kur tu jį paslėpei? Kaip? Tiesiog, kad jeigu dabar pradėsim nuo kito galo, kad šiai dienai, jeigu aš paklausiau savęs, ar yra dalykų, kokių aš savo neleidžiu, galvodama apie tai, ką žmonės pasakys, tai tokių dalykų nėra. Lyg ir suprantu. Tai va, nes, tarkim, galima įsivaizduoti, kad, tarkim, nežinau, eiti su kibiru ant galvos gatve, mane šauna. Bet jeigu net norėčiau eiti, man būtų vienodai. Nes daugmaž pasitikiu visuomenę, kad negausiu galvą už tai. Tai čia dar irgi pagal tai, kad kažkokios fizinės agresijos. Bet maksimaliai esu savim šiai dienai jaučiuosi, kad nėra tokių suvaržymų. Gal anksčiau buvo baimė, skamba, ką Vincas sako, galbūt ne tai, kad noras būti priimtai, bet baimė būti atstumtai ir nesuprastai.
keldavo tokias mintis, kad ką žmonės pasakys, bet jau senai to jausmo nejaučiu. Bet ta baimė, ta prasme, ji gali būti reali ir tu gali būti nesuprasta ir nepriimta. Bet dabar nejaučiu, kad turiu tokių dalykų, kurie būtų nepriimti. Nu, kurių, kaip čia pasakyti, kurių gėdyčiausi apie save. Tai tu esi visuomenės prasme, patenkant į visas normas? Ne. Bet man nerūpi, ką žmonės pasakys, nes man ilgainiui pradėjo rūpėti, ką pasakys nuomonė, bet kokiu atveju tų žmonių, kurie mano gyvenimo palydovai, neatsitiktiniai. Nes dažniausiai tie, ką žmonės pasakys, anksčiau buvo beveidžiai man. Ne konkretus, kad ką pasakys šitas arba anas, o beveidžiai kažkokie minės sprendėjų, teisėjų, kurie gali nykšti į viršų arba žemyn nuleisti ir nuspręsti kažką apie mane. Tai vis dar ką žmonės pasakys yra, bet tai susijęs su konkrečiais asmenim dažniausiai. Tai nėra apie tai, kad jeigu man rūpi nuomonė, tai iš tų žmonių paklausiu. Tai nėra, kad ką žmonės pasakys su tokia mintimi, kad man gėda ar aš kažkur save varžau, dėl to, kad kažką gali pasakyti mano artimi. Bet man nuomonė rūpi tų, kuriuos aš laikau svarbiais ir kuriuos pažįstu. Tai jeigu tu nusidažytum plaukus raudonai ir visi tavo artimiausio rato žmonės sakytų, kad Dieve Eglė, ar tau dabar reikėjo šitą, kaip atrodo? Tai čia atvirkštinis veiksmas būtų. Aš nusidažyčiau negalvodama apie tai, ką žmonės pasakys. Žmonės man tiesiog pasakytų. Ką tu sakai, pavyzdį? Tai jie tiesiog pasakytų. Ir tai ką žinau, pažiūrėčiau. Tau būtų svarbu, ką jie sako? Nežinau. Jeigu aš būčiau tikra visiškai, kad man tai tinka, tai aš vaikštau su savo raudonais plaukais. Vat įdomu, iš kur tas tikrumas ateina. Vat tikrumas būt savim, tikrumas atrodyti taip, kaip nori, gerai jaustis tame, koks esi, kaip elgiesi, ką kalbi, kaip mastai, kaip atrodai. Dėl to, kad nukrenta krūva, man taip atrodo tikra, gal aš gyvenu iliuziją iš tų klausimų, aš nežinau, bet man atrodo, kad tada dažniausiai yra su manimi tie žmonės, kurie yra nuoširdžiai tikri ir kuriems tinka taip, kaip yra. O ko nereikia, tai ir atkrenta. Tai reiškia, kad jeigu man reikia būti kažkuo, ko aš iš esmės nesu, tam, kad tu būti su to žmogum, tai aš jau automatiškai ne aš, o kažkoks tai vaidmuo. Bet, o kur aš tikra? Tai tada dar papildomas sluoksnis ir papildoma krūva energijos kažką sukurti, kas nėra tikra, vardan ko? Vardan netikrumo. Tu šiandien prieš įrašą davė pavyzdį, man jis visai patinka, tai per pasimatymą greičiausiai nesakysi, kad mėgsti, pavyzdžiui, čiuožinėti ar ten slidinėti. Ne, nesakysiu. Nes gali po to pakviesti. Taip. Pavyzdžiui, tokiai veiklai, kurią tu neužsiėmė. Būtent taip. Nes tada toksai kažkoks tai melas, jisai labai daug energijos. Atsimink, blemba, kad melavai. Nepakliūk į situaciją, kur tave išmėgins. Nežinau, taip, nuolat būti budrume, o jeigu dar turi savo viduje 20 kampų, kur ką žmonės pasakys, tai reini toksai, ne aš, ne visai žmogus. Vat ką tu ir ką Vincas sakė su savo pavyzdžiu, ką jisai rodė, tai čia man labiau yra apie tokį apsimetinėjimą, apie nerodymą tikro, arba nepasakymą visko, kaip yra iš tiesų. Tai yra, aš noriu patikti tai grupiai žmonių, aš būsiu truputėlį kitoks, toks, kokį jie mane priims. Ir tavo pavyzdžiai, Eglė, irgi yra labiau tokie, kad jeigu man būtų svarbu, tai aš ten meluočiau ir taip toliau, bet aš nenoriu jokio santykio kurti, pagristo nuo pat pradžių melu, ar ne? Aš galvoju apie save, kada... Ar aš galvoju? Aišku, kad galvoju. Klausimas, kada aš negalvoju, ką kiti pasakys. Man tokios situacijos, kur aš ne tai, kad galvoju, ką kiti pasakys, bet aš bijau pasirodyti kvailai. Dėl to, kad ką sakiau, dėl to, kaip atrodžiau, tai yra kartais šauna apsirengti ten 5 skirtingus drabužius ir susidėti visus turimus papuošalus, nes tą dieną aš taip noriu. O kas atsitiks, jeigu tu,
O kas atsitiks, jeigu taip apsirengsi? Koks ta baubas? baimė atrodyti kvailai. Net ir kalbant, kalbant ir nepataikant, kalbant ir, tarkim, nežinant kažko tai. Vat baimė pasirodyti kvailai. Arba kvailai, arba kvailai. Ir tai, jeigu pasakys, kad tu kvaila, tai jau viskas, jau nebenusiplausi tos etiketės. Net sakyti nereikia, atrodo, kad jie žiūri ir mąsto taip. Vat ir galvoju, blemba kokia kvaila, ar ne? Nu, vat pažiūrėk, kaip čia, ką pasakė, kaip atrodo, arba nežinojau ten kokių nors dalykų enciklopedinių. Tai kas už tai žinojai, ką nors ko nežino? Nu, ir čia dar yra tasai dalykas, kad nebūtinai ir žinom, tai yra, kad žiūri, reiškia, galvoja, tai yra, ką mes pridedam tada prie to paties. Tai yra nebūtinai, kad tas žmogus apskritai galvoja ten, pavyzdžiui, apie mane ar tave ten Ieva. Gal savais reikalais užsiėmęs yra žmogus, bet ta baimė, kad tada atrodo, kiek galim prisikurti iš tikrųjų dalyko. Ir neretai, kiek aš susiduriu, bent jau taip prisikuriam daugiau nei yra. Nes retai, kada žmonės jau tiek apie kitus galvoja, dažnai būna savim susirūpinę ir savo reikalais iš tikrųjų. Ir man bent jau, pavyzdžiui, padėjo per mokymus vedant, tai mažiau mykčioti, sklandžiau kalbėti, mažiau jaudintis. Tai ta mintis, kad susirinkę pas mane žmonės į mokymus, tai jie nori, kad man pasisektų. Nes, kokie save gebinti žmonės eitų į šūdinus mokymus. Aišku, kad eina į gerus mokymus, kad jiems patiktų, tai reiškia, jie nori, kad ir man pavyktų, kad jiems būtų įdomu. Tai man šita mintis labai padėjo, nes dažnai ieškau palaikančių žvilgsnių. Kaip pastebiu, yra čia palaikantis žvilgsnis, čia palaikantis žvilgsnis, kad tas yra labai svarbu. Ir šita mintis, kad būtent žmonės ateina į gerus mokymus, jie to tikisi, tai jie nori, kad pavyktų. Man išlaisvino, kad mažiau pradėjau ieškoti, pavyzdžiui, tų palaikančių žvilgsnių. Tai tiesiog nebereikia, nes aš tikiu, kad tai tikrai neičiau į prastus mokymus. Tai tikrai nenori, dabar čia taip, ne taip pasakė, dabar prie ko prisikabinti dar kažką tai tokio. Aš kaip tik noriu gerus ateiti mokymus, pavyzdžiui. Tai man tas išlaisvino būtent konkrečioje srityje. Bet kai kuriuose srityse tas, jaučiu, kad būna kiša koja, ne tai, kad ten labai stipriai trukdytų, kad suakmenėčiau, bet man tai patinka toksai viena mokytoja, man sakydavo, tai yra bandymas būti pamatytam tam tikroje šviesoje. Toks gražus pasakymas man. Tai yra, kad lempas scenoje sustatom taip, tokias spalvas, tokio ryškumo, čia apšviečiam daugiau, čia mažiau. Ir tada prasideda tokia korekcija, kad šito rodysiu, šito nerodysiu. Kiek darbo? Taip, labai sunkus dalykas. Taip, žiauriai daug energijos, žinai, nes vdrukas nors iš užkulisių vis tiek mato subinę tavo, suprati, kur apšviesta. Vis tiek kažkas tai mato, nes jo darbas yra matyti. Taip, nes kad kiti nepamatytų. Taip, kad kiti pasakys kažką tada, žinai. Aš apie tą pasirodyti kvailai ir dėl šios priežasties galvoti, ką kiti pasakys. Čia man atrodo, nuo ko aš ir pradėjau, kad įvertinimo baimė, vertinimo. Net ne įvertinimo, o vertinimo. Nes kvailas yra įvertinimas. Ir tas, čia vėlgi, mano teorija, aš taip neskaitau knygose, taip nėra kategoriškai parašyta, aš dažnai tą suvedu su savęs vertinimu. Tai yra, kad kuo žmogus yra labiau vertinantis save kažkaip tai arba kitus linkęs, tai tuo labiau tada mato ir kitų vertinimus automatiškai. Kad tas labai dažnai būna susiję, kad kuo, pavyzdžiui, tas vidinis kritikas yra išvystytas labiau, tai tuo daugiau ir mato priešų tada aplinkui. Įdomiausia yra tai, kad tie kiti apie mus negalvoja, ypač tie beveidžiai kiti. Visi yra tiek susirūpinę savim ir savais keliais,
kad jie mūsų net nepastebi. Nu, gal ten praeinant pastebės, kad, o Dieve brangus, jinai susikrovė viską, ką turėjo ant save šiandien ir nueis ir toliau galvos apie ką šiandien virs pietums, kaip savaitgalį važiuos į sodą ir dar kažką tai kitą, ar ne? Ir jie apie mus negalvoja. O tie žmonės, su kuriais mes turim kontaktą, kurie iš tikrųjų gali kažką tai pamanyti, pasakyti apie mus, tai mums svarbu kartais tik iš dalies. Jeigu mes gerai jaučiamės tame, ką darom, ką sakom ir kiek žinom, tai kitų kritika ar tas įvertinimas, kad, blemba, galėjai čia geriau pasistengti, arba Dieve brangus, kaip tu čia atrodai, negi taip eisi į gatvę, arba, ir nesąmonę pasakei. Jeigu mes esam užtikrinti savim, kad, blemba, aš atrodau kaip už milijoną pinigų, aš šiandien savim labai gerai, ta prasme, aš labai gerai taip jaučiuosi ir savim labai pasitikiu ir man nesvarbu, kaip tu mane matysi, aš noriu taip eiti į gatvę. Arba aš esu 100% įsitikinu savo žodžių teisumu, aš taip manau, aš taip jaučiuosi ir nesvarbu, kad tu manai kitaip. Mes neturim, mūsų tiesos ir realybės neturi sutapti šituo klausimu. Tai yra paradoksas, kad žmonės, kurie iš tikrųjų gali kažką apie mus pasakyti ir kurie yra svarbus, kartais jų nuomonė, ar tai, ką jie pasakys, mums yra visai vienodai. Ir tie beveidžiai, kurie mūsų net nepastebi, mums kartais daro tokią įtaką, kad mes nustojam kalbėti, nustojam eiti į gatvę, nustojam daryti kažką, tai nustojam būti vaikais, mes nustojam žaisti, nes bijom, ką kiti pasakys. Šią liūdną gaidą. Dar kažkaip pasakojant jums, aš atsiminiau, kada man atėjo dar momentas toksai, kad tai kur tie kiti. Sunkiais gyvenimo etapais, vakarais, kai žiūrėdavau į namus, daug langelių, kur matau, kad žmonės kažką veikia, ir galvoju, tai kur jūs visi tie kiti. O kai dabar man kas nors, man tikrai reikia kitų, tai jūs kiekvieną savo gyvenimą gyvenat. Ir aš tada savo priėmiau tokį sprendimą, kad man bus rūpėsi tai tie, kuriems aš iš tiesų rūpiu. Tarkim, ką pasakys, į ką aš gal atkreipsiu dėmesį, bet tai ne tai, kad specialiai darysiu, kad jie gerai apie mane pagalvotų, apie tas šviesas. Bet kad kam teisiu dėmesį, tai tiems, kurie permanentiškai su manimi, o nematomiems žmonėms, kurie tikrai kiekvieną savo rūpestyje. Ir dar kartu tai pagalvojau, kad tiek Anglijos karalius jau dabar, tiek Romos popiežius irgi tūlika eina. Tai tiesiog žmonės. Tokie patys visiškai. Kaip mes nuolat negalvojam apie kitus, taip ir kiti tikrai nuolat apie mus negalvoja. Kad mes šmėžojam kažkaip per gyvenimą. Bet kad sėdėtų kažkas tai 24 valandas medituotų mane ir apie mane galvotų. Tai aš... Koks susireikšminimas tada iš tikrųjų skamba. Taip. Gerai, net kalbant apie tuos, pavyzdžiui, artimus žmonės, ar ne? Tarkim, sugalvojau mesti mokslus, ar ne? Ir viskas, man 20 metų, aš jau viskas, ne man, nestudijuosiu, nedirbsiu, nepatinka. Bet o ką tėvai pasakys? O kokia jiem gėda bus, kai jie savo draugam papasakos arba giminėm? Dieve, jų vaikas metė mokslus, taip gerai mokėsi, čia nemokamai stojo ir dabar, Nieko, bus naujas skandalas, tave pamirš. Ir dar čia man yra apie nuomonės. Kažkas tokio. Tai yra, kad kiekvienas turi savo nuomonę. Tai mes kiekvienas laisvas ją turėti. Taip, tik tais, kad kaip tos nuomonės paveikia artimuosius irgi. Tai yra, kad kiek gali tai suvaržyti. Nes yra tas angliškas toksai linksmas pasakymas, opinions are like assholes, everybody has one, and it stinks. Tai yra, kad tų nuomonių yra daug ir jeigu jas įsiklausyti, tai kiek galima apie save sužinoti, kaip reikėjo savo gyvenimą nugyventi. Ar tu turi save būti priėmęs, žinoti visus savo trūkumus ir susitaikę su kažkuo tai, arba žinoti, kad tai turi ir nemėgti to, bet žinoti, ir tada tu būsi visiškai laisvas nuo kitų nuomonių?
Nes tau niekas nieko naujo nepasakys, jeigu priešinga bus tavai nuomoniai, tai tau įtakos jokios nepadarys. Na, manau, kad čia yra maksimalus kažkoks tai laipsnis apie ką tu šneki, bet aš manau, kad visą tai veda link artėjimo. Savęs pažinimas, ar ne? Ir aš nesakau, kad savikritika dingsta. Tokiam, savęs pažinime. Yra dalykų, kurie nepatinka. Ir pats žinau. Pats žinau, kad turiu antsvario, pats žinau, kad ten, nežinau, kad žvairas, pats žinau kažkokius dalykus, kur kiti pamatėte, nenustebins, kad gerai, kad pasakėjai, nes nežinau, kad sveriu 150, žinai. Bet tas savęs supratimas ir suvokimas tų kažkokios tai realybės ir kartu nepriklausimas nuo kitų. Nes kai tu pasakėjai, tą pavyzdį apie tėvus, ne, man dar kartu fonuoja tai, kad ko gero dar esu visgi tėvų išlaikomas, pavyzdžiui, būdamas 20, ar ne, ko gero kažkiek dar esu priklausomas nuo jų palankumo mano atžvilgiu. Brandai einant, gal tokio palaiminimo mažiau, galbūt ne taip brandai, bet savęs atpažinimui, kaip ir tu sakai, kai save priėmimui, pažinimui, artėjant mažiau tas skaudi kitų opinija, ką kiti pasakys. Aš sutikčiau, kad tai yra kelionė, nes jau, ką tu sakai, tai yra toksai, tada galima jau ramiai ir numirti praktiškai. Toks galutinis pasiektas rezultatas, sakyčiau, tai kelionė link to ir gal pridedant prie to, ką Eglės tu sakai, tai man, pavyzdžiui, kas padeda, tai sąmoningumas, tai yra pastebėti, kad, dabar pasiemu kitų nuomonės, arba dabar susirūpinau, ką galvoja kiti, ar noriu tęsti. Ir galiu pasirinkti tada. Tai svarbu pastebėti, ką darau ir natūraliai atsiranda pasirinkimas, ar noriu tą tęsti. Jeigu nenoriu, tai galiu ir nebetęsti tada, nes jau žinau, ką darau, nes galima į tą užsisukti. Į tokį vicious circle ir tada susukėjęs į spiralį, vis siaurėja. Tai ką, belieka tik tai susigūžti vaisiaus pozą ir linguoti. Bet tas toks pilnas savęs pažinimas, visokiojopos priėmimas, tai yra, vis tiek, taigi mokomės, kintam, tai kaip čia iki galo save priimti ir pažinti, jeigu dar ir keičiamės. Tai nėra galutinis kažkoks tai rezultatas, bet kas padeda, tai yra susivokimas, ką tuo metu darau. Tai man tas padeda. Man dar įdomu, pavyzdžiui, dėl ko eisiu į terapiją, tai yra šaknis, kaip aš to išmokau pasitikrinti, nes pačiam, nors ir terapinių darbų užsiemu, tai pačiam ieškoti tai nėra taip paprasta, tai yra vis tiek su kitu yra lengviau. Būtent aš jau esu įmirkęs į tą procesą, daug kas atrodo savame suprantama ir taip toliau, su kitu yra lengviau apsitarti, nes man yra įdomu, kaip aš to išmokau, pavyzdžiui. Gal kažką atrakins, gal ne, bet pats pastebėjimas tai labai padeda iš tikrųjų. Aš tada galiu sustoti. O ar yra situacijų, atvejų, kuomet tas pamąstymas, o ką kiti pagalvos, ką žmonės pasakys, mums gali būti iš tikrųjų vertingas? Pirmas, kas ateina į galvą, tai grįžtamasis ryšys. Jeigu noriu grįžtamo ryšio iš kito žmogaus ir esu pasiruošęs jį priimti, tai ką žmogus galvoja apie mane, kaip mane patiria, tai gali būti vertinga informacija. Galima to būtų paprašyti. Taip, ir atsiprašau, sakyk. Klausom. Ja, ir aš net į tą kategoriją, ką kiti pasakys, net nebedėčiau. Nes man ta, ką kiti pasakys, yra tarsi toksai, žinai, sprendimas apie... Svarbu, kad nepasakytų blogai. Ar ne? O man, pavyzdžiui, artimų žmonių nuomonė, grįžtamasis ryšys, ką sakė Vincas, pasitarimas su specialistu, ta prasme, gydytojas, ką tau pasakys, tai tau įdomu, tarkim, ar ne? Kur tu nežinai ir eini tirtis, arba kažko tai prašai patarimo, tai man labai logiškai atrodo, nes socialios būtybės esame. Bet čia truputėlį jau kitas dalykas. Taip. Ja. O net ir tada, kai mes niekada nesužinosim, ką kiti
pasakys, ar ką žmonės pamanys. Ar yra atveju, kad taip pamastyti, apie tai pagalvoti būtų naudinga mums? Nesupratau klausimą. Na tai yra... Kada mąstymas, ką kiti pagalvos, Ar yra situacijų, naudingas? Taip, ar yra situacijų, kada man būtų naudinga pagalvoti, o vat ką kiti pasakytų? Nors to atsakymą aš niekada neišgirsiu, nežinau, kas tie kiti, bet man buvo naudinga vien apie tai susimastyti. Na, aš tai nebent, bet tai irgi čia ne tai, kad ką kiti pasakys, aš galvočiau, ką kitas darytų mano vietoje, ar ne? Nu, va šitą, gal tokį momentą, ne? Kad arba kokį aš patarimą galėčiau gauti, kad, o kaip kitų akimis atrodo situacija, bet tai ne verdikto prasme. Tai yra platesnė prasme, perspektyvų praplėtimo kažkokia tai prasme. Tokia, nežinau, neteisimo ar vertinimo aspektu, o požiūrio kampo pakeitimo aspektu. Supratau. Gebėti pažiūrėti iš kitos pusės. Taip, iš kitos pusės, bet tai tikrai ne, sakau, pasakiau viską. Jo, man labai panašiai galbūt mintis atėjo, tai yra, pavyzdžiui, sugalvoju į partnerių susitikimą ateiti basas. Tai kokią žinutę siunčiu, pavyzdžiui, ką kiti gali apie tai pagalvoti, tai gal visai ir gerai susimastyti yra, kokią žinutę galiu to nusiųsti, nes gal aš kažką tai noriu to parodyti ir išreikšti, o gal tai man visiškai bus nereikalinga ir aš to nenoriu, tiesiog tai geriau užsidėsiu batus vien dėl to, kad tiesiog neužteršti to pokalbio kitais reikalais, nei norėčiau. Tai yra, galbūt tai padėtų, pavyzdžiui, išsirinkti avalynę dėtis ar nesidėti, kaip pavyzdį sakau. Na tai yra toks kaip pasitikrinimas, ar tu atitinki tam tikras normas, socialinės reikalavimus, kažkokie etiketą ar dar kažką tokio, ar ne? Kaip pavyzdį sakau, taip. Taip, kartais toks įsivertinimas, ar tarkim, ekscentriškumas kaip įtakos patį procesą. Ateimas basama, ne? Kokia tai yra žinutė apie tą patį sąmoningumą? Kodėl man dabar svarbu, tarkim, pačiai įsiskirti, sustoti, pagalvoti. Tai labiau, kad ar tokia saviraiška nepatrukdys tam tikslui, vardan kurio aš einu. Tai nėra apie tai, ką žmonės pasakyti, bet jie gali būti neįpratę prie viso šito dalyko. Tai kas stovi aukščiau? Ar aš noriu šokiruoti šį vakarą, tarkim, saviraišką užsiimti, ar aš noriu susitarti, nežinau, tokia galbūt mintis, nes tai irgi kažkoks pasakymas yra. Kitoniškumas yra kažkokia žinios nešimas, taip pat irgi maištas, kai kuriuose situacijose gali būti. Tai yra, aš savo veiksmais, buvimu, nebuvimu, kokią aš galiu žinutę siųsti ir ar man tai tinka. Galima prisiderti, nes yra tam tikrų tokių susitartų vis tiek taisyklių, kurios yra nerašytos, nebūtinai tai etiketo taisyklės, yra priimtinas, nepriimtinas elgesys, mandagumas, nemandagumas ir taip toliau ir panašiai. Ir, ką aš to dabar noriu pasakyti ir galbūt būtų vietų, kur reiktų tiesiog paaiškinti, kad būčiau tinkamai suprastas. Nes ką žmonės pagalvos, gal ne taip pagalvos iš tikrųjų. O ką tu, Ieva, galvoji? Tu mums uždavai klausimus, ką tu man stai apie tą, ar yra naudinga? Tai aš gebu tik tai klausimus uždavinėti, atsakymų iš protingesnių laukiau, nes bijau pasirodyti. Nepraeis šitas kozeris, antras dublis. Bandyk dar kartą. Ar gali būti naudinga? Tai man atrodo, kad jūs atsakėt, kur gali būti naudinga. Tai aš ir galvoju apie kažkokią tai vertybių skalę, sistemą, atitikimą normams, arba kai nepažįsti kultūros, papročių nežinai, tada pasižiūrėti iš tos, ką tie žmonės pasakytų, jeigu čia aš dabar taip ir taip. Bet čia toks kaip požiūris iš kito kampo, arba bandymas įsijausti į kito vaidmenį ir priimti save tokį, kaip čia man tai atrodo.
aš dar kažkaip galvojau, kad ar gali būti taip, kad žmonės galvoja apie tai, ką kiti pasakys tuo metu, kai jiems yra sunku priimti sprendimą patiems. Ir jie tą, kaip kiti matytų, ką pasakytų, tai priima kaip kažkokią alternatyvę, galbūt alternatyvų sprendimo būdą. Kad, o jeigu taip, o kas būtų, jeigu taip, o kaip sureaguotų. Arba kaip būtina sprendimo būdą netgi. Vėlgi. Jeigu radikaliau pasižiūrėti. Taip, kaip vienintelį, arba kai negali priimti sprendimo dėl kažkokių tai priežasčių. Kai atsisakai priimti sprendimą, man netgi tai atrodo, kad yra žmonės, kurie vengia priimti sprendimus. Ir jie tada galvoja per tą prizmę, o ką kiti pasakytų. Taip, bet jisai reiškia kažkur tai iš pasąmonės gelmių randa tą sprendimą, nes tie kiti už durų nestovi, supila, kad tu nepaduoda to, atidarai duris ir reiškia, jisai viduje turi sprendimą, bet neprisima jos autorystės. Čia jau tu kalbė apie bandymą tokios kaip ir atsakomybės nusimti. Taip, arba bandymą atspėti, ką kiti galėtų pasiūlyti tokį šitoj situacijai. Jo, čia jau nueinam galbūt į tą dalį, kaip čia dabar gražiai pavadinti lietuviškai, people pleasers. Malonintojus. Galvoju, koks dabar... Pataikautojai. Geras žodis. Tai yra, kai kartais gali tai pavirsti pataikavimą tada, kad tada priėmų sprendimą, kuris galbūt palankiausias kažkam, kas man svarbiausias. Dėl kažko tai kito, bet tada, nes ką lengviausia yra nuskriausti, tai yra save. Nes, žinau, kad galėsiu susitaikyti su to, o kaip kitas jau su to gyvens, tai nežinau, tai dažnai, bent jau tą matau, kad dažnai save tada, aš pats irgi tą patį darau, kad, tai aš tai jau kaip aš, o kitam jau čia gali būti jau svarbiau, tai, lengviau save paaukoti dėl sprendimo, tai čia, irgi gali būti toksai vienas iš kaip priežasčių, tai yra, kai labai susitelkiam į kitą, pamiršdami pasirūpinti savimi. Norėčiau netgi kokios spektaklis man gimsta galvoje, kad kažkoks humoristinis, kuris vadintųsi, ką kiti pasakys. Ir pagrindinis herojus yra išvaromas iš proto, taip humoristiškai sakau, nes jam vis eina ir vis kiti sako kažką kitą. Žiūrint, į kurį kitą kreipsies. Taip. Į kurį atkreipsi dėmesį, nes kiekvienas žmogus turi nuomonę apie viską. Net ir apie tai, ko iš vis nežino ar nesupranta. Taip, bet kaip ir sakė Ventas, tai kaip mano dar minimas profesorius sakydavo, kad visi mes turim nuomonę kaip ir subinę, bet nereikia rodyti kiekvienam. Tokia nuomonė. Čia yra problema, kad kartais žmonės praleidžia puikią progą patylėti. Taip. Aš galvoju, jo. Ką kiti pasakys, yra tas momentas. Nežinau, kodėl tie kiti svarbus, kurie tiesiog praeiviai gatvėje, kuriuo aš niekada gyvenime nematysiu. Aš nežinau, kodėl jie yra svarbus. Man tai yra susijęs su kažkokia, nežinau, socializacijos galbūt baimė ar dar kažkas. Man patinka šypsoti žmonėm, man patinka žiūrėti žmonėm į akis, kai jie šypsosi. Neduok Dieve prie manęs kas nors prieitų ir ko nors paklaustų. Dažniausiai tai baigdavosi, kai sakydavo laba diena, aš sakydavo ir ta prasme nežinau, iš kur tas garsas išsklido, kodėl aš negaliu normaliai, aš tiesiog jaučiu diskomfortą. Tai man čia yra apie buvimą tarp kitų ir dar jeigu aš atrodau savotiškai ir reiškiu savotiškai, ar tą dieną noriu eiti pasivaikščioti pasišokinėdama, tai vėl aš savotiškai atrodau. Tai man ta svarba, ką kiti pasakys. Ir dabar visai pamiršau, nuo ko pradėjau ir neatsimenu. Bet, prisiminiau. Tačiau
Ir yra tie artimi žmonės, apie kuriuos pagalvoji konkrečiose situacijose, o ką tas žmogus pasakytų dabar, o ką jis pagalvos, kaip jis mane pamatys. Ir kartais mes sužinom, kaip pamatė, pagalvoja, kartais ne. Ar ne? Ir būna taip, kad elgiesi, kalbi, atrodai taip, kad tas žmogus pagalvotų tik teigiamai ir pasakytų tik teigiamai. Nes jeigu pasakys neigiamai, tai bus labai labai skauda. Nes atstums? Nebūtinai atstums. Tiesiog gali būti labai skauda. Aš jums ir mūsų klausytojams rekomenduoju susirasti eilėraštį, kuris vadinasi Waiting for Barbarians. Atsiprašau dėl savo ribotumo, neatsimenu autoriaus. Nuostabus eilėraštis, kuriame visas miestas laukia atvykstant barbarų. Ir man tas eilėraštis tiek yra panašus į šitą situaciją, ką kiti pasakys, o barbarai taip ir neatvyksta. Man tu priminėjai mūsų mylimą spektaklį. Belaukiant Godo. Tai man dabar kilo dar tokia iš jūsų mintis, kad iš tiesų galėtų kas nors pasakyti spektaklį apie tai, ką kiti pasakys ir visas miestelis laukia tų mistinių kitų ir kada jie pasakys kažką, nes jie negali pajudėti, nes laukia, ką kiti pasakys. Aš noriu pamatyti šitą spektaklį. Ir man toksai absurdo pavyzdys, toks sutirštintas pavyzdys, dar vienas į mano kraitelę galvojant apie tai, ką kiti pasakys. Kurie gal niekada nieko nepasakys. Norėčiau niekada nebūti tuo kitu, kuris kažką pasakys ar pagalvos. Norėčiau išsivaduoti nuo tų kitų, kurie galbūt neegzistuoja, nuo jų pagalvojimo apie mane svarbos. Kai kalbam, tai atrodo absurdiška ir net nesuprantu, kodėl taip kyla. Džiaugiuosi, kad žinau, kada man yra svarbu, kada aš kreipiu dėmesį į tai, ką kiti pasakys. Ir aš tikiuosi, dar turiu gražaus laiko nuo to išsivaduoti. O aš noriu pasinaudoti šansų ir pabūti kitu ir pasakyti, ką noriu pasakyti. Kad man labai smagu su jumis kartu įrašinėti podcastą. Eik, jau jį. Negali būti, sakyk tiesą. Nes tokių kitų nebūna. Taip, nes kiti dažniausiai pasakys blogai. Taip, nes iš tikrųjų tai blogai, tai kai laukiam, kad pagirs ir pasidžiaugs, tai mažiau to tokio. Prieš įrašą Vincas sako, pakalbėk į mikrofoną ir sako, Dieve, kaip blogai, kaip blogai. Nu, vat jums ir ką kiti pasakys. Vat jums ir prašom. O manęs kaip kitą neužskaitėt. Tu savas, tu ne kitas. Nu, matai, tu visų pirma, tai gerai atsiliepiai, tai tas ir malonu, ir kažkaip tai taip jau, nu ne taip vis tiek, ką kiti pagalvos, taigi negatyviai įdomiau galvoti. Tai va dabar ir gyvenkim su tuo, ką kiti pagalvos, kad aš čia dabar Geras. Jums tai pasakiau. Geras. Iš tikrųjų, kai galvosim apie kitus, kitą kartą galvokim, ką kiti gero gali pasakyti. Taip, kodėl ne šito rakursu? O jo. Ar yra kas nors gero, ką apie mus galėtų pasakyti? Pilnas internetas komentarų. Laukiam jūsų atsiliepimų. Patys savo faini. Ką panašu, kad judame pabaigam? Tai mes jau pabaigam. Nežinau kaip taip. Oi, gražiai pabaigim, nes ką kiti pasakys. Tai gero klausimo visiems. Ačiū, kad išgirdot. Ir reikia? Ate. Čiau.